Sveiki! Dabar čia mes esame medžio paviljone. Medžio paviljonas atstovauja klausimą ką. Prieš tai matėte vandens paviljoną. Jame mes uždavė klausimą kodėl. Kai išsprendžiame savo šį klausimą, pradam geriau suvokti, ką mes norime realizuoti, ir tada jau imame ieškoti konkrečios krypties. Tos krypties paieškos yra čia. Klausimas ką leidžia mums pagalvoti apie tai, kokį produktą mes norime gaminti arba kokią paslaugą norime teikti. Ir kaip konkrečiai mes pritrauksime kitus žmonės, kad jiems patiktų tai, ką mes darome. Koks tai bus produktas ar paslauga ir kodėl kiti žmonės turėtų rinktis arba įsigyti tokią paslaugą arba būti mūsų komandoje, dirbti kartu ir kurti. Čia jau vyrauja dinamo jėgos ir tie žmonės, kurie yra kūrėjai, čionais jaučiasi geriausiai, dėl to, kad visa kūryba, veiklos planavimas vyksta būtent čia. Tokią vietą jūs galite susikurti savo namie, lygiai taip pat kaip ir bet kurią kitą iš 5 vietų, kuriuose mes dabar lankomės. Jums tai reikia apgalvoti, kur namuose jūs jaučiatės geriausiai kuriate. Kai įsivaizduojate savo būsimą veiklą, paslaugą, jeigu dar tokios vietos nesate atradę, tiesiog pagalvokite, kuri konkrečiai jūsų namų vieta tam labiausiai tiktų. Galbūt tai yra vieta prie lango, kur matote kažkokią platesnę perspektyvą, galbūt šalia knygų lentynos. Žodžiu, turite savo tokią vietą susirasti ir ją įsivardinti. Ir netgi nėra labai svarbu, ar tai bus šiaurė ar pietų, svarbiausia, kaip jūs toje vietoje jaučiatės.